metų turėjau studiją Vilniuje, kuri buvo šalia mano vaikystės darželio, kurį aš lankiau. Ir aš eidama per kiemus vis stebėdavau, kokie žaidimai šiuolaikinių vaikų žaidžiami. Ir vienas iš jų buvo senas geras slėpynės. Ir atsistoja ten už vienuolyno kolonas, ten toks kultūringas darželis, žodžiu, su vienuolynu kieme. Ir skaičiuoja 1, 2, 3, tada rėkia, einu ieškot. Ir aš einu ir galvoju, geras, kokia graži šita yra slėpynių tema ir kaip jinai skirtingai veikia vaikystėj, kai tu mokaisi žaisti slėpynių, kaip čia geriau pasislėpus, kaip čia nustebint klasiokus, kad tu šitoks pirmūnas taip gerai moki slėptis, tu pats geriausias slėpininkas. O suaugus mes toliau slepiamės tiesiog labai subtiliomis formomis. Pavyzdžiui, ten slepiamės nuo darbo, nuo šeimos, nuo vaikų tualete užsidarę slepiamės. Žinau, kad yra kas nuo mokesčių slepiasi. Tai žodžiu, kiekvienas randa savo stiliaus slėpynės ir jas propaguoja. Ir aš kažkaip suvedusi tą vaikų žaidimą ir gerai pagalvojus, nuo ko aš slepiuosi. Pavyzdžiui, kartais ištisus mėnesius slepiuosi nuo sveikos mitybos. Ir jūs neįsivaizduojat, kaip aš kokiais tempais galiu suvalgyti. Nors šitą suknelę gal kitaip sufleruoja. Bet žodžiu, slėpynės tapo labai tokia mane apsėdusią tema. Ir kuriančiam žmogui tai yra gerai apsėdimas, nes ateina iš to dainų. Ir jinai yra interaktyvi. Pabaigoje jūs patys galite joje sudalyvauti. Nes aš šitą dainą simboliškai kviečiu klausytoją prisiduoti, išeiti iš slaptavietės ir sakyti viskas. Prisiduotų. Stukų, stukų Mantas, stukų, stukų Loreta. Ir žodžiu, bet aš įsivaizduoju, kad ne kiekvienas tai gali padaryti ir gal reikės 5 koncertų šitos dainos klausimo, kad pagaliau tu save prisistukačintum. Tai daina šiaip nejuokinga ir vienoje vietoje jinai taip lūžta, kad negalvoju, kad man kažkas blogai labai, bet ten tokia, dramatiška, žodžiu, vieta labai. Bet pirmie akordai tai skamba grinai kaip Gabrielės daina. Dar viena tokia pati daina atrodo. Jeigu esate trečiokas, kuris mokosi groti pianinu, jums jau pavyks sugroti 99% mano dainų. Tai ši daina vadinasi Stukų, stukų. Viens, du, trys. Girdžiu, kaip skaičiuoja vaikai kieme ir mokausi save paslėpti. Šypsaus, nes galiu jiems padėti, aš pirmūnė esu. Pasislėpt labai greitai galiu, net pati nerandu. Tai tapo labai patogu. Stukų, stukų, ar surastum tu mane? Ten po lova arba apšnerkštam bare. Būna kartais randa mane vieną kine, bet dažniausiai slėpiuosi vaikystės bute. Viens, du, trys. Iš lovos išlipti mane pavyks, bet nieks nei matys, nei supyks. Nerastų net geras seklys, tinginė aš esu.
Stuku, stuku, ąžuolas. Stuku, stuku, raminta. Stuku, stuku, Gabrielė. Ir dabar simboliškai prasuksiu dar keletą ratų. Ir jūs galite savo tai pasakyti, nereikia, kad visi girdėtų, nebent labai norisi